Kaip tai nutiko, kad cepelininis dangus tapo ryškiausia žiemos spalva? Nori, nenori, tai verčia skaičiuoti lašus ant lango ir įsivaizduoti, kad tai greičiau melodrama nei naujų metų pradžia. Oi, ir dar tikslai, reikia jo sugalvoti ir užsirašyti. Taip, žinoma, juk sportuoti, atsisakyti žalingų įpročių, taupyti, nauji hobiai, mitybą sutvarkyti. Dar norėčiau, bet pala. O jeigu jums palinkėčiau kai ko kitko, kažko saldaus ir galbūt ko niekas neturi, pagaliau priimti komplimentus ir išmokti savo juos sakyti. Dar linkėčiau dažniau elgtis, lyg niekas aplinkui nemato. Turėti drąsos, jei kartais tektų suklysti. Ir viską belieka pagardinti meilę, nes tai slaptas priedas. O praėjusius metus turime gerai paminėti, daug šokti, juoktis, kalbėtis, kiek daug visko gali nutikti per 1 metus. Jei taip nutiko, kad tau nebuvo lengva, viskas gerai. Rytoj galėsime bandyti viską iš naujo. Nauji metai nėra nei pradžia, nei pabaiga. Tai procesas, kuris niekada nestoja. O pradžia visada prasideda kiekvieną rytą. Ar nuo pirmadienio?